iš tikrųjų jūs teisus, žydai buvo išrinktoji tauta, bet iki tam tikro laiko, kada jie atmetė Jėzų Kristų, mūsų viešpatį atėjusi kūne, jie dabar atmesti ir tapo eilinė tauta, kaip ir visos kitos, ir išgelbėti bus tik tikėjimu Jėzų Kristų. Tai vat, mielasis, atsiverskit savo Bibliją, krikščionys gi tiki Bibliją. Senasis testamentas jūsų, jums irgi yra šventraštis. Mums tai vienintelis šventas raštas, Tanachas. Ir jūsų naujas testamentas, kad visas raštas Dievo kvėptas, naudingas pamokyti, barti, taisyti, aukti, kad žmogus būtų tobulas. Ir pažiūrėkim, kas sako apie žydų išrinktumą. Šitas išrinktumas judaistų yra amžinas ir niekada jis nebus atšauktas. Todėl visą laiką iš judaistų reikia imti dvasinę tiesą. Pažiūrėkim. Atmetė, sako, viskas ir dabar per Jėzų viskas. Žiūrėkit. Izaijo 41 skyrius. Nuo 8 iki 13 eilutės. Bet tu, Izraeli, mano tarnė Jokūbai, kurį išsirinkau, mano draugo Abraomo palikuonį. Aš pašaukau tave žemės pakraščių, suvadinau iš tolimiausių kampų ir tau sakau, tu esi mano tarnas, aš tave išsirinkau ir neatmesiu tavęs. Ir netmesiu tavęs. Toks Jėzus atėjo ir atmetė dabar Dievas. Netmesiu tavęs. Ar Dievas apsiriko? Nebijok, nes aš esu su tavim, nepasiduok baimei, nes aš esu tavo Dievas. Aš stiprinsiu tave ir padėsiu tau. Aš palaikysiu tave savo teisumo dešinę. Nesako, kad atmesiu aš tave, bet stiprinsiu, padėsiu, palaikysiu. Visi, kurie tau priešinasi, bus sugėdinti ir raudonuos. Kurie kovoja prieš tave, sunyks ir žus. Tu ieškosi ir nerasi tų, kurie sukyla prieš tave. Tie, kurie kovoja prieš tave, bus kaip niekas, kaip tuščia vieta. Panašu, kad čia bus Izraelis kažkada atmestas. 125 psalmė, antra eilutė. Kaip kalnai apsupę Jeruzalę, taip viešpats apsupę savo tautą dabar ir per amžius. Dievas apsupęs, saugo savo tautą, gaubia dievišką šviesą dabar ir per amžius. Per amžius, amžinai originaliai. Net mes, jeigu amžinai. 2 Samuelio knyga, 7 skyrius, 23-24 eilutės. Kokia kita tauta žemėje prilygsta tavo tautai Izraeliui, pas kurią Dievas atėjo išpirkti jos savo ir išgarsinti tavo vardą. Jis padarė didelių ir baisių dalykų, matant savo tautai, kurią tu išpirkai savo iš Egipto, svetimų tautų jų dievų. Tu išsirinkai Izraelį, kad jis būtų tavo tauta per amžius ir tu viešpatį apie jiems dievą. Per amžius, amžinai. Laikinai sakyto. Ne, amžinai per amžius. 1 Kronikų 17:22. Tu viešpatė padarai Izraelį savo tauta visiems laikams ir tapai jos dievu. Visiems laikams. Visiems. Kiek yra laikų, tiek jie bus išrinkti. Viskas. Kunigų 26 skyrius 44-45 eilutė. Kalba iš tikrųjų šitas skyrius, kad žydai nusidės ir gaus daug bausmių. Kai nusidės, tai bus labai daug bausmių. Bet ar juos atmes? Pažiūrėkime. Tačiau jiems, esant priešų žemėje, reiškia ištremti bus žmonėmis, taip, aš neįsižadėsiu jų ir nesibjaurėsiu taip, kad jie būtų visiškai sunaikinti ir savo sandorą su jais neišardysiu. Įsiklausykit, savo sandorą su jais neišardysiu. Taškas. Aš esu viešpats, jų Dievas. Jų Dievas. Tada atsiminsiu dėl jų sandorą, kurią sudariau su jų protėviais, kai jūs išvedžiau iš Egipto, kad būčiau Dievas, nes aš esu viešpats. Įsiskaitykit. Aš nesižadėsiu jų, nesibjaurėsiu, taip, kad jie būtų visiškai sunaikinti ir savo sandorą su jais neišardysiu. Taškas. Iškiau dar galima pasakyti. Ką žinai? 1 Samuelio 12:22. Čia žydams sako, viešpats neatstums jūsų dėl savo didžio vardo, nes viešpačiui patiko išsirinkti jų savo tautą. Viešpats neatstums jūsų dėl savo didžio vardo, nes viešpačiui patiko išsirinkti jų savo tautą. Pradžios 17 skyrius nuo 5 iki 7 eilutės paskaitykim. Dievas sudaro su Abraomu sandorą, žiūrėkit, tavo vardas bus Abraomas, nes aš tave padariau daugelio tautų tėvų ir padarysiu tave nepaprastai vaisingai, iš tavęs kils tautos ir karaliai. Aš patvirtinsiu savo sandorą tarp tavęs bei tavo palikuonių, kaip amžiną sandorą, kad būčiau Dievas tavo ir tavo palikuonims po tavęs. Izraelis kas yra? Palikuonis Abraomą. Patvirtinau kaip amžiną sandorą. Jeigu amžina sandara, tai nebus atmesta. Amžinas dalykas, jis negali būti atšauktas. Dievas neatšaukė, nes amžina sandara, viskas. Pranaša Jeremija, 31 skyrius, nuo 35 iki 37 eilutės.
Pabandom skaityti ir užduokim savo klausimą. Ar gali Dievas apšaukti su judėjais sandorą? Ir dabar su kažkokiais krikščionim pradėti. Nuo 35 iki 37 eilutės. Taip sako Viešpats, kuris davė saulę šviesti dieną ir paskyrė mėnulį bei žvaigždės spindėti naktį, kuris sukelia jūrų šėlstančias bangas, kurių Viešpats yra vardas. Jeigu šitie įstatai liausis veikia mano akivaizdai, saulės ir mėnulės žvaigždžių šviesa reiškia, tai ir Izraelio palikuonis paliaus būti mano tauta. Jeigu saulė ir mėnulis ir žvaigždės nustos egzistuoti, šviesti, tada ir Izraelis sako gali. Jeigu galima išmatuoti dangaus aukštybę ir ištirti žemės gelmės, tai aš atmesiu Izraelio palikuonis už tai, ką jie padarė, sako Viešpats. Jeigu galima pilnai pažinti pasaulį visi sutinka nepažinus, Jobo knygą paskaitykit, nepažįstami, kas gali pasakyti, kaip ten kas buvo pradžioje. Sako, tada aš atmesiu. Žiūrėkim toliau. Jeremija 33 skyrius, nuo 23 iki 26 eilutės. Pakartoja, žiūrėkit dar gražiau. Kaip dangaus žvaigždės ir jūros smiltis nesuskaitomas, taip aš padauginsiu Dovydo palikuonis ir levitus man tarnaujančius. Viešpats vėl kalbėjo Jeremijui. Ar nepastebėjai, kaip žmonės kalba? Viešpats atmetė apie giminės, kurias buvo išsirinkęs. Žmonės kalba, kad atmetė Dievas ir Izraelį ir Judą apie giminės, kurias buvo išsirinkęs. Taip jie niekina mano tautą, ji jų akyse nebėra tauta. Kaip aš sukūriau dieną ir naktį, dangų ir žemį daviau įstatus, taip aš neatmesiu Jokūbo giminės ir mano tarno Dovydo palikuonių. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo palikuonims aš paskirsiu valdovus iš Dovydo giminės, nes aš parvesiu juos iš nelaisvės ir pasigailėsiu jų. Neatmesiu. Ko čia tas Jėzus, kad į kur? Daro iš jo Biblijai šunį 5 koją. Jis čia visiškai nesipaišo, jis jau nereikalingas, nieko jis neduoda, absoliučiai. Žiūrėkim toliau, 94 psalmė, 14 eilutė. Juk Viešpats neatmes savo tautos ir nepleis savo paveldėjimo. Ką jūs sakote atmetė? Dievas neatmes savo tautos parašyta. Ezechielio 37 skyrius, nuo 25 iki 28 eilutės paskaitykime. Kalba apie žydus. Jie gyvens krašte, kuriame gyveno jų tėvai, kurie aš daviau savo tarnui Jokūbui. Jų vaikai ir vaikų vaikai liks gyventi ten. Mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis amžinai. Aš sudarysiu su jais taikos sandorą, kuri bus amžina. Taikos ir amžina sandora. Aš juos įkurdinsiu, padauginsiu savo šventyklą, amžiams pastatysiu tarp jų. Ne Jėzų šventyklą. Tarp jų, ten krašte. Izraelis stovė šventyklą. Aš gyvensiu tarp jų ir būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Kai aš atstatysiu amžiams savo šventyklą tarp jų, tauto žinos, kad aš Viešpats pašventinu Izraelį. Pašventykla bus atstatyta. Net klausimų nėra. Dievas pažada, pastatysiu šventyklą, viskas, taškas, stovės šventykla tarp jų.